Dėmesio svarbus pranešimas tėveliams turintiems kūdikių. Šis maistas visiškai natūraliai, švariai užaugintas gamtinėme Vilkės ūkyje. Jis visiškai saugus kūdikiams, saugus alergiškiems kūdikiams ir vaikučiams. Jau 10 metų mes vystome gamtinę natūralią žemdirbystę. Ir čia jūs matote leliuko krepšelį, jame dedame tai, kas tinka kūdikiams nuo 6 mėnesių. Leliuko krepšeliai, kaip ir kiti krepšeliai, yra sezoniniai, juose atsiduria tai, kas tuo metu auga daržuose. Paprastai leliuko krepšeliai atsiranda jau nuo vasaros vidurio, kai pasipila šakninės daržovės, cukinijos. Leliukams taip pat tinka ir kopūstėliai, kalafijorai. Gali atsidurti ne kalafioras, o brokolis krepšeliai ar kaliaropė. Na, žodžiu, tai, ką valgo kūdikiai. Taip pat labai šaunu, jeigu jūs savo kūdikiams duodate ir agurkėlius, kuriuos galima virti, troškinti ar patarkuoti, duoti žalius. Taip pat į krepšelius dedame ir bulvytės, gali atsidurti ir įvairių veislių bulvytės ir raudonosios bulvytės, kurios konkrečiai šitos raudonos viduje, juose dar mažiau krakmolo nei kitose mažose bulvėse. Jau daug šeimų išbandė mūsų krepšelius skirtus kūdikiams ir pripažino juos saugiais. Tokius krepšelius galime pristatyti praktiškai bet kur Lietuvoje, užsisakyti galite mūsų internetinėje parduotuvėje www.gamtinisdaržas.lt arba kontaktais, kurie nurodyti tekste ties šiuo video. Iki.